dalyvauti antrame ture prezidento rinkimų kampanijoje. Kokios nuotaikos? Labai geros. Pati balsavote už ką? Be abejo, už save. Ir tai turbūt negalima. Kokie šansai jūsų? Šansai yra visiškai neblogi. Ir tikiu Lietuvos žmonėmis, kad jie tikrai supras ir patys išsirinks prezidentą. Ir išsirinks prezidentą ir savo tarpą. Ar manot, kad antras turas neišvengiamas? Esu įsitikinusi, jeigu gyvename laisvoje demokratinėje valstybėje, antras turas neišvengiamas. O tai parodys, kad mes gyvename. Kiek tikitės procentų balsų? Tikrai jau anksti prognozuoti, palauksime vakaro rezultatą. Bet vis tiek gal turite? Tikrai nespėliau. Kam yra normuoti? Tikrai dabar neprognozuosiu, dar anksti, palauksim vakarą. Kaip manot, kokie žmonės už jūs balsuoja? Kaimas, miestas? Aš tikiu, kad Ukmergė balsuoja už mane. Na, jums teko lankytis, kiek žinau, važinėjote po Lietuvą. Kokios yra žmonių nuotaikos? Tikrai noriu pasidžiaugti, kad žmonės ypatingai rajonuose, seniūnijose domisi politika. Jie ne tik tai žiūri tai, kas formuojama laikraščių, ta viešoji nuomonė, kokia yra, bet jie labai daug užduoda klausimų iš gyvenimo, nes manau, kad žmogui šiandien yra svarbiausia išgyventi ir pagrindiniai klausimai yra socialiniai klausimai, žmonės sunerimę dėl pensijų, dėl išmokų ir klausia, kad kiek dar klausimų. Kodėl jūsų nuomonė tik antro, tik tuo atveju, jeigu būtų antras rinkimų turas, galima kalbėti apie demokratiją? Akivaizdžiai parodė, mes politikai mokame jau skaityti tarp eilučių ir mes labai gerai žinome, kaip yra formuojami pasąmoniniai veiksmai ir tie pasąmoniniai veiksmai buvo pradėti formuoti prieš porą metų ir tas labai aukštas reitingas vis tą tik pademonstravo. Palauk, nuleisk. Jurka, va taip pasakysim, čia per seksą. Dar šis klausimas. Gerai, pasamokit, kaip ten klausytis. Ačiū labai. Čia.